patalpa štai tokia, reikia apšiltinti, uždėti difuzinę plėvelę, uždėti storadūrą mėlyną, plokštės ir paskui išdėti profilius, kad ant profilių būtų galima montuoti OSB plokštės ir ant OSB plokštės gipsas. Šiaip genginės storis šiuo metu yra nuo lentos vieno pjūvio iki apačios yra 13 cm. Pirmiausias koks darbas. Norėčiau kiekvieną gegnę ištepti bituminiu gruntu, kad apsisaugoti nuo drėgmės. Antras dalykas – apsiūti visą plotą difuzinę plėvelę ir sumontuoti kietą putplastį, storadūrą vadinamą. Ir kad po storadūros galėčiau apipūsti viską poliuretaniniam putom, kad poliuretaninės putos būtų iki profilių. Jeigu viskas aišku, supratot situaciją, turit kažkokių klausimų, praneškit. Apsižiūrėt, toliau 11 veliuksų sudėta. Taip. Visos lempos, viskas kabinsis laukan. Nusiims tiesiog. Stogo kvadratūros yra apie 250 kvadratų plotą, kurį reikia sutvarkyti ir iš kraštų 50, grubiai kokie 300 viso kvadratų. Tas klausimėlis būtų, ar jums domina, kada galima pradėti ir kiek šitas malonumas man kainuoja. Ačiū už dėmesį.